Tęsėme seminarą. Antra tema – įmonės biudžetų sudarymas ir jų naudojimas. Prieš nagrinėdami biudžeto įmonės sudarymą, jų apskaitą ir vykdymo kontrolę, pradžioje aptarkime bendresnius klausimus. Pirmas dalykas, kad biudžetai būtų realiai naudingi ir padėtų siekti užsibrėžtų tikslų, pradžioje turi būti labai aiškiai suformuluoti ir detalizuoti patys tikslai, kurių yra siekiama biudžeto pagalba. Tais tikslais be to turi tikėti ir juos labai gerai įsivaizduoti ne tik už tų tikslų įgyvendinimą atsakingi vadovai, bet ir visi tokiame tikslų pasiekime dalyvaujantis darbuotojai. Antras dalykas, kiekvienas asmuo, nuo kurio veiksmų nors kažkokia dalimi priklauso sėkmingas nusibrėžto tikslo gyvenimas, turi pas būti nors kažkiek asmeniškai suinteresuotas to tikslo pasiekimu. Pavyzdžiui, dėl to turi būti aiškiai motyvuojamas. Trečias dalykas, kiekvienas tikslo gyvendinime dalyvaujantis asmuo turi turėti aiškias savo teisės, laisvės ir įgaliojimas atlikti tai, kas jam yra pavesta su kuo didesniu savarankiškumo lygmeniu. Kad jisai realiai jaustų, kad nuo jo tikrai kai kas priklauso, kad jis nėra šiaip mažas sraigtelis dideliame mechanizme ir jo pastangos yra per menkos kažką nuveikti. Atsižvelgiant į įmonėje iškeltus ir spręstinus veiklos gerinimo tikslus, biudžetai turi būti rengiami visiškai tiksliai orientuoti į tų tikslų pasiekimą. Ir visi rodikliai biudžete turi būti numatyti taip, kad iš jų būtų visiškai aišku, kada siekiamas tikslas yra pasiektas pilnumoje, o kada jisai pasiektas iš dalies. Tam biudžete turi būti numatomi ne tik kiekybiniai nusibrėžtų tikslų pasiekimo rodikliai, bet jeigu tik tai yra įmanoma ir kokybiniai rodikliai. Puslapis 18. Šiame puslapyje pateikta gamybinės įmonės pagrindų parengta tai vadinamo pagrindinio biudžeto struktūra. Iš jos matyti, kokiems objektams tipiniu atveju gamybos įmonėje yra sudaromi biudžetai. Na, jeigu žiūrėtume negamybinės įmonės pavyzdį, tarkim paslaugų teikimo įmonės pavyzdį arba prekybos įmonės pavyzdį, tai be abejo viskas būtų panašiai, tiesiog būtų biudžetuojamų objektų kiekis skirtingas, mažesnis. Na ir tie biudžetuojami objektai, kai kurie iš jų būtų kitokie. Tačiau didžioji dalis sutaptų. Tai yra be abejo kaip pavyzdys, nes įvairiose įmonėse tai realiai daroma vis tiek kažkiek savitai, skirtingai ir taip ir turi būti. Na, dabar, kai matome iš schemos, noriu atkreipdėmėsi į schemos pirmą, antrą, trečią blokelius. Pirmas tai pardavimų biudžetas, antras pajamų biudžetas, trečias produktų gamybos biudžetas. Į šių trijų biudžetuojamų objektų tą eiliškumą, tas pirmas, antras, trečias, čia neatsitiktinai tokia numeracija, o čia ta numeracija specialiai parengta, tai yra jinai parodo, kokią tvarką, kokiu nuoseklumu įmonėje turi būti rengiami biudžetai. Tai yra pirmiausiai turi būti numatoma, kiek ir ko galime realiai parduoti ateinantį laikotarpį. Kokių produktų, paslaugų mes tikimės natūrinę, sakykime, išraišką parduoti per ateinantį laikotarpį. Tas laikotarpis vėlgi, jeigu sudarome metinį biudžetą, reiškia per metus jau ketvirtinį, per ketvirtį ir taip toliau.
Po to, kai esam tai numatę, kiek ir ko galim parduoti, tada rengiamas pajamų biudžetas. Tai yra jau įvertinama, už kokią kainą mes tikimės visą tai parduoti, už kokią kainą. Ir tada jau kiekio ir kainos sandoga mums duos prognozuojamą pajamų biudžetą. Kiek pajamų mes planuojame uždirbti. Ir tik tada, trečias žingsnis, mes planuosime, kiek ir ko mums reikės pagaminti ateinantį laikotarpį. Nes juk mes gaminti turime tiek, kiek planuojam parduoti. Neturime gaminti daugiau, nei planuojam parduoti, ir neturime gaminti mažiau, negu planuojam parduoti. Tai va. Grįžtant prie visos įmonės biudžeto struktūros, tai vadinamo pagrindinio biudžeto. Pagrindinis biudžetas tai reiškia visą įmonės, sakykime, biudžetuojamų rodiklių visumą, kas įmonė yra biudžetuojama. Tai apatinėje puslapio dalyje kairėje matome tokius blokelius, kurie įvardinti padalinių ir produktų biudžetai. Tai visi šitie biudžetuojami rodikliai, kuriuos čia mes schemoje matome, jie vadybos prasme pagal atsakomybę yra priskiriami tam tikrų padalinių vadovams, projektų vadovams, produktų vadovams. Tai yra konkretiems asmenims, konkretiems darbuotojams, kurie už tai yra atsakingi už tų biudžetų įgyvendinimą. Tarkim, už pardavimų biudžeto vykdymą atsakingas pardavimų veiklos vadovas, už gamybos biudžeto vykdymą atsakingas gamybos vadovas ir taip toliau.